Saulė Zujutė. Apie sąmonės ašį ir kas ją išmuša iš stabilumo. Būtyje visa kas juda, tai nusako vibracijos principas. Nuolat juda ir vienos su kitomis sąveikauja fundamentaliosios dalelės ir bangos. Viena banga ar viena dalelė pakeičia kitos bangos ar dalelės trajektoriją, sąlygoja susijungimus ar skilimus, kas kvantinėme pasaulyje irgi gali būti įvardinta kaip dalelės ar bangos sąmonės ašies išmušimas. Geras sutelktos ašies veiksmo pavyzdys – lazeris. Tai viena ašies kryptimi sutelktų elektronų srautas, koncentruotas, dėl to galintis prasiskverbti kiaurai daugumos fizinių paviršių. Medicinoje lazerio spinduliu atliekamos neinvazinės operacijos. Mūsų sąmonę galima matyti kaip vientisą ašį, kurios vis subtilesnis lygmuo yra vis didesnio dažnio vibracijų. Tarsi Eifelio bokštas su tankiu, tvirtu fundamentu, tai yra fizinis kūnas mineralų, kurie jį sudaro nesąmoningumo būvis. Subtilesnių gyvybės sielos lygmenių, dvasios proto lygmenių, tai yra idėjų subtiliojo proto, o ne fizinio, vieno įsikūnymo, buitinio mintyjimo ir monados vertybių lygmenių. Pradedant sąmonėjimą, šie lygmenys dažnai būna padriki, kaip tie elektronai, kas kur nori, su skirtingu interesų ratu. Jei sąmonės ašis neįžeminta į fiziškumą, ar sąmonės kanalo kūnai tarpusavyje neturi darnaus ryšio, energijų tėkmė nuo subtiliųjų lygmenų iki fizinio gali pastrikti kuriame nors sąmonės kūne ir jį išpūsti, šitaip sutrikdydama sąmonės ašį ir atitinkamai sąmonės kanalo svorio centrą. Vientisumą ugdo evoliuciškai progresyvūs tikslai, susitelkimas į vienovę, į visa ko bendrumą. Būties sąmoningumą, savo būsenų nuolatinis stebėjimas ir atkoregavimas, dvasinio branduolio tvirtinimas. Praktikų daug, visų neišvardinsiu, tik esmę perteikiu. Kas kuriame sąmonės lygmenyje išmuša iš ramybės būvio ir vientisumo. Fizinio kūno lygmenyje mūsų vientisumą nuolat testuoja virusai, bakterijos, grybeliai, magnetinės audros, mėnulio gravitacinės jėgos sukeliami potviniai ir atoslūgiai, kurie veikia mūsų organizmo skysčius. Mėnulio ir saulės užtemimai, žemės drebėjimai ir karšti ir labai šalti orai ir kitokie kūną iš pusiausvyros išmušantis dalykai. Siaura ta fizinio kūno komforto riba. Dalį šio poveikio mokomės įveikti grūdindami fizinį kūną bei jo imuninę sistemą nuo peršalimų, virusų, bakterijų. Dalis, kaip pavyzdžiui, itin karšta ar itin šalta temperatūra, deguonies trūkumas ore, fiziologiškai ardo ląsteles. Jogai geba įgyti daugiau atsparumo, tačiau manau ir jiems galioja ribos. Jei pavyzdžiui jų fizinis kūnas atsidurtų 1000 laipsnių ar dar karštesnėje aplinkoje, visgi greičiau išsiardytų. Jei ryšys tarp sąmonės aukštesniųjų lygmenų ir fizinio sutrikęs, fizinis kūnas, fizinis protas gyvens tik savo erdvėje, kas vadinama materialistiniu požiūriu į realybę, nes nejaučia subtilesnių lygmenų ir juos neigia. Psichika, žemuosius jausmus ir žemasias mintis, fizinio proto vieno įsikūnijimo ribose nuolat testuoja vadinamieji demonai ar puolusieji angelai, kaip šias būtybės vadina religingieji, arba ydos, kaip jas vadina materialistinės pasaulėžiūros atstovai. Tai tarsi automobilio techninė patikra. Šį procesą aprašau romane Danielė širdis. Nuo psichikos virusų ir bakterijų apsisaugoti ir psichikos imunitetą palaikyti padeda dorybės,
tokios kaip kuklumas, pagarba kitiems, meilė, atjauta ir kitos. Tai yra sąmonės sutelkimas į dieviškumą ir jo tyrasias emanacijas. Tačiau reikia būti budram dėl tyrų vertybių reiškimosi motyvų. Sakysime, žmogus sako, nori vesti dvasinio turinio renginius. Kilnus tikslas. O jei paklausiu, dėl ko nori tokius renginius rengti? Man atsako, kad užsidirbčiau pinigų. Va tai tau. Atviras kelias į tokio žmogaus psichiką godumo angelui Mamonai. Gal tokiam žmogui ir pradės sektis jo renginiai, nes Mamona pradžioje suteiks energinę paskolą. Tačiau vėliau šią paskolą su kaupu teks atidirbti. Jokiu būdu negąsdinu, o aiškinu, kaip dažnai už mūsų motyvų slypi ne patys kilniausi norai, o tai silpnina mūsų sąmonės ašies vientisumą ir leidžia prie mūsų sąmonės energijų prisijungti tiems, kurie su tokiu žemesniu vibraciniu lygiu dera. Prašom nemaišyti. Dvasinio pobūdžio renginiai, mokymai, gydymai, konsultavimai gali būti mokami, tačiau pinigai šioje veikloje yra antrinis momentas, tik kaip visuotinių energinių mainų dalis, o ne pirminis tikslas. Pirminis tikslas turėtų būti noras padėti kitiems sąmonėti ir dalintis savo gebėjimais. Ir vėl, dalintis ne vardan šlovės ir kad sekėjai garbintų, nes šiuo atveju pasijungs psichikos techninės patikros asas angelas Liuciferis, puikybė, o vardan būties visatos raidos šių žmonių sąmonėjimo ir savo paties sąmonėjimo. Sielos lygmenyje išsimušimai vyksta dar lengviau, nes subtilesnė sielos materija yra taki, judri ir jautri menkiausiam svirptelėjimams. Kuo subtilesnis būties lygmuo, tuo jautresnė to lygmens materija ir tuo lengviau ją išmušti iš pusiausvyros bet kokiu negatyvu. Nes vis mažiau tankio, inercijos, sunkio, nerangumo, stangrumo, prie kurių esame pratę fizinėme plane. Aukštose vibracinėse lygmenyse net lengvas suirzimas gali skambėti kaip to lygio sąmonės kūną stipriai žalojanti neigiamą vibraciją. Dėl to ir skatinama išlaikyti jausmų ir minčių ramybę, švarą. Taigi, siela tai gyvybė, emocija, judesys. Jei nėra energinio pratekėjimo iš sielos į psichiką, siela pučiasi kaip balionas. Ir tokį žmogų gali imti kamuoti emocinis nestabilumas, intensyvūs reginiai, nerimas ir kitos pasekmės. Siela panašiai gyvsidabrė, lengvai suskyla į atskirus rutuliukus ir taip pat lengvai susijungia. Deja, pradedantysis sąmonėtojas gali nepastebėti, kad pargrįžo ne nuo savo gyvsidabrio atskiri rutuliukai. Kartais tai savanoriškas savo fizinio kūno užleidimas čenelingo metu subtiliųjų planų sąmonėms, kurios nekuria savo fizinių kūnų, o skleidžia žinias per jau įsikūnijusias būtybės. Ne visos šios norinčios bendrauti su mumis sąmonės tikrai aukštos ir patikimos. Čia atskira tema. Išsami tema. Jau nekartą apie tai esame kalbėję. Kartais pajutę energinį rezonansą, tarsi šaukimą, pasijungia iš pasąmonės vandenyno atgaravę tam tikri energiniai agregorai, įgavę to ar kito asmens formą ir maitinasi mūsų sąmonės energijomis. Kitaip sakant, ir vėl jie veikia kaip virusai ir bakterijos, mėgina gyventi mūsų gyvybės sąskaita. Kartais tai nesąmoningas svečio įsileidimas per pasidavimą aistroms ar kitoms negatyvioms, žemoms vibracijoms atveriame savo sielos duris svečiams. Techninės apžiūros darbuotojai budrus kiekviename sąmonės plane.
Apart svečių, mūsų sielos kūne galimas ir priešingas variantas - sielos dalies netekimas. Nuo didelio išgąsčio, streso, sukrėtimo iš sielos kaip nuo gyvsidabrio gali atitrūkti didelė dalis, o su ja ir dalis sąmonės gyvybės, nes siela tai mūsų gyvybinė energija. Tokias sielos atplaišas, čia man kyla vaizdinys, kaip nuo bandos nuklydusias avis, gaudo ir pargrąžina atgalios šamanai, gidūnai, kiti energinių darbų atstovai. Abu atvejai, ar įgyjome, ar praradome sielos dalių, sutrikdo sielos kūno pusiausvyros centrą, sielos kūno ašį. Atitinkamai nuo to sutrinka viso sąmonės kanalo ašis. Tenka persibalansuoti iš naujo. Aukščiausia gydanti sielos kūną vibracija – tai meilė ir laimė. Ne vien meilė, kuri pastaruoju metu labai akcentuojama, net sureikšminama kaip aukščiausia būties vibracija. Ji tikrai labai svarbi. Tačiau mano suvokimu, lygiavertė kai kurioms kitoms, kurias minėsiu toliau, ir kurios kertinės kitiems sąmonės lygmenims. Meilė ir laimė – tai sielos plano subtiliausiojo lygmens energinis dvinaris – yin ir yang būsenos. Meilė tai duodanti, aktyvi, o tai reiškia yang tipo energija, o laimė tai pasyvi būsena, yin. Šios dvi energijos kartu sudaro sielos pasaulio energinė viršūnė. Laimė tai ne akimirka, o energinis laukas, ilgesnio veikimo būvis. Kaip ir meilė yra ne akimirka. Ta laimė, kur trumpalaikė, tai tik ilgalaikės tikros laimės kibirkštėlė, kaip susižavėjimas tai yra tikros meilės energijos kibirkštėlė. Kai mūsų sąmonė pakyla į sielos pasaulio aukščiausią poplanį, pasijunta toks pojūtis, lyg tapome laimingi. Tuo metu jaučiame to lygmens orą, laimės kvapą. Pavyzdžiui, kai darome kažką, kas mums labai gera, bendraujame su mums maloniais žmonėmis, mėgaujamės pasivaikščiojimu gamtoje. Ir tuomet mūsų sąmonė atsipalaiduoja, vibracijos natūraliai harmonizuojasi, pasubtilėja ir pajuntame sielos realybę. Jei energijos iš dvasios kūno neprateka žemyn į sielos kūną, išsipučia dvasios balionas. Sąmonė atakuoja daug minčių, idėjų, tačiau nėra jėgų tai realizuoti, nes siela nepaduoda šioms idėjoms gyvybės. Dvasios vientisumui bei sveikatai svarbiausia yra tikėjimas. Abejonė savimi, ardanti vibracija. Niekas nepajėgus sutrikdyti žmogaus auros, kol jis turi tikėjimą. Kitas dalykas, kalbant apie visos sąmonės ašies sveikatą, kokio vibracinio dažnio yra idėjos, kuriomis žmogus tiki. Ar jos kuria pozityvą, ar generuoja negatyvą. Matome aplink pavyzdžių, kaip kai kurie stipriai tiki ardančiąją ideologiją ir dar kitus sugeba tuo tikėjimu užkrėsti. Tokių žmonių dvasia tvirta, bet su minuso ženklu. Jai dar nusimato rimtos korekcijos evoliucijos kelyje. Čia kita tema, nes dabar nagrinėjame sąmonės ašies vientisumą ir kas jį sutrikdo. Kalbant apie evoliuciškai pozityvias mintis ir idėjas, tikėjimas savimi ir savo vertybėmis, tikėjimas kūrėju ir sąmoninga būties prigimtimi yra būtinas mūsų sąmonės ir ypač mūsų dvasios kūno sveikatai ir vientisumui. Tikėjimas stiprėja, stiprėjant mūsų dvasiai. Kai žmogus sako, kad kuo nors netikiu, tai reiškia, kad jo dvasia dar nesugeba aiškiai įžiūrėti to reiškinio ir apgaubia netikėjimu kaip apsauga nuo to dalyko vibracijų.
Aš to dar nesuprantu. Atidėsiu šio reiškinio suvokimą vėlesniam laikui. Kuo vientisesnė dvasia, tuo lengviau suvokia būties reiškinius ir principus, tuo geriau žino, kaip elgtis įvairiose situacijose. Nemaišykite dvasinio pasitikėjimo savimi su negatyviu susireikšminimu. Monada atsakinga už būtybės struktūros, dvasia, siela, psichika, fizinis kūnas, valdymą pagal individualią misiją, kuri evoliuciškai sutampa su visatos misija. Monados sveikatai esminė yra vizija, monados gebėjimas regėti esminį savo pasireiškimo uždavinį, tikslą, misiją. Sutrikus, išsikraipius vizijos jautimui, monada gali susirgti. Jei sutrinka tapatybės vientisumas, o tai juos lygyje labai sunki liga. Kita monados liga nutinka sutrikus žmogaus vertybių sistemai, nes monada žmogaus sąmonės kanalo pusiausvyros, psichikos, sielos, dvasios kūnų judesių, reakcijų veikimo, koordinacijos centras, o jos pojūčiai padeda stebėti bei koreguoti sąmonės kanalo veiklą. Nemaišykite vertybių su idėjiniu tikėjimu. Tikėjimas kokia nors idėja, pažiūromis, gimsta iš monados vertybių. Monados, egzistuojančios tyriausiame visatos lygmenyje ir sukurtos aukščiausiai iš visų sąmonės kūnų, yra gana atsparios negalavimams, tačiau ir joms galioja galimybė užsikrėsti svetimomis kosminėmis sąmonėmis, kurios ieško, per ką veikti šioje visatoje. Čenelingas noras rasti savo nešėją, atstovą savo darbams vyksta ne tik per mūsų psichiką ir ne tik mūsų visatos ribose. Visgi skirsiu vietos čenelingui plačiau išskleisti, nes jis irgi susijęs su sąmonės kanalo vientisumu. Visi mes naudojamės žemesnių gyvybės bangų materiją. Mūsų fiziniai kūnai sudaryti iš mineralų, maistui vartojame augalų ir gyvūnų kūnus, sąmonės. Šamaniška praktika yra susitapatinti su kokiu nors gyvūnu ir žvelgti į pasaulį per jo pojūčius. Arba susitapatinti su kokia nors stichija ir per vidinę dermę nugreipti ją savo reikmėms. Angelai maitinasi mūsų jausmais, archangelai mintimis. Hinduizme įvardyjami gyvūnai, kurie yra dievų dvasios pasaulio gyventojų sąmonės nešėjai, vahanus. Pavyzdžiui, Brahmos gyvūnas gulbė, Lakšmis dramblys ir taip toliau. Aukštesnės už žmonijos gyvybės bangą sąmonės turi du variantus, kaip pasiekti fiziškumą. Arba kūnytis į fizinį planą patiems, arba rasti savo atstovą, su kuriuo suderėtų vibraciniai dažniai ir veikti per jį. Vėl du variantai. Atstovas žemėje sutinka ir leidžia per jį veikti savanoriškai, tai bus čenelingas, arba nesutinka ar net nežino apie būtybę, tai vadinama apsėdimu užvaldymu. Kai kurios užvisatinės sąmonės, norėdamos įsikūnyti ir veikti kurioje nors visatoje, turi tą patį pasirinkimą – kūnytis į tą visatą ir įgyti asmeninius visatinius kūnus arba rasti savo artimo agregorinio tipo monadą ir veikti per ją. Ir vėl galimi laisvanoriško ir nelaisvanoriško poveikio variantai. Nesistebėkite, kad užvisatyje yra tokių, kurie norės užvaldyti kitą būtybę be jo sutikimo. Iš ankstesnės kosminės dienos mūsų būtyje visatoje yra likę būtybių, kurios nepersėmė evoliuciniais šios kosminės dienos tikslais ir toliau atstovauja savo brangiems ankstesnės kosminės dienos įpročiams.
Pavadinsiu šias būtybės tolerantiškai konservatyvių pažiūrų atstovėmis, o religijos joms kritiškesnės vadina demonais. Kaip matome, demonų yra įvairių lygių. Kai kurie dirba evoliucinius darbus, yra sąmonės kanalų techninės priežiūros specialistai, o kai kurie aukšto kosminio rango konservatoriai su savo asmeniniais tikslais ir su savo tikslų prie evoliucijos poreikių nederina. Ne veltui egzistuoja ištisas demonologijos mokslas. Visiškai svečių savo sąmonės kanale išvengti nepavyks ir net nematyčiau tokio tikslo. Juk būtis yra kolektyvinė kūryba. Žmogus yra sociali būtybė, tad bendrauti ir pažindintis, keistis patirtimi ir informacija mums prigimta. Tačiau svečiai turi jausti ribas. Iš jų tikimės pagarbos šeimininkui, gyvybei, sąmoniai, tolerancijos, empatijos, daug dar visko tikimės. Ir aišku, vengiame susireikšminti, pasijusti unikalūs, svarbesni už kitus, puikuotis tuo, kad per mus kalba subtilios būtybės. Tai yra didžiuoti savo svečiais, nes tuoj pat atskubės kuris nors psichikos ar sielos kūno techninės priežiūros specialistas. Kuo subtilesnė, tvirtesnė, tyresnė taps mūsų sąmonė, tuo subtilesni taps ir mūsų sąmonės kanalą lankantys svečiai. Ar tai būtų idėjos, ar subtiliųjų lygmenų pašnekovai. Iš kitos pusės, net tie minėtieji žemesnieji agregorai nėra patys savaime blogis. Jei su tokiu susidūrėme, visai galima susipažinti, apsikeisti energijomis. Jei jūsų energijos už jo subtilesnės, jį sutaurinsite. Tik sąmoningai stebėkite, kiek savo energijos norite į tokį agregorą investuoti. Dažniau kitoms būtybėms kanalu tampa tos sąmonės, kurių yra erdvinė struktūra, savaime linkusi labiau stebėti, nei aktyviai veikti. Veiksmo šies tipo sąmonės dažnai yra labiau susitelkusios realizuoti per juos tekančios vienos idėjos srautą. Tai lyderiai, vadovai, vedliai, kurie patys gali tapti įkvėpimo šaltiniu tingiesiems, lėčiau išsijudinantiems, kūrybinėse vizijose paskendusiems erdvinukams. Labai svarbi simbiozė tarp šių dviejų tipų, tą vis paminiu savo tekstuose. Savo sąmonės kanalo atvėrimui kitai sąmoniai metu, nuo sąlyčio su tos kosminės energinė mase, mūsų sąmonės kanalo svorio centras persistumia atitinkamai, kaip jei ant peties nutūptų stambus paukštis, ar kai pakeliame ant rankų vaiką. Juk visa, kas turi masę, energijos taip pat. Dažnai užleidžiant savo sąmonės kanalą kitoms sąmonėms, mūsų sąmonės kanalas prasitaso, įpranta prie buvimo ne vienas ir būna, kad netgi ima ilgėti svečių ir nuo jų buvimo patiriamo laimės hormonų išsiskyrimo. O bet koks prisirišimas prie bet ko jau papildomas svarmuo atitinkamam sąmonės kūnui, kuris tą svarmenį prisirišimą įprotį savo užsidėjo. Ir papildomas poreikis persibalansuoti į tvirtą stovėseną sąmonės kanalo, Eifelio bokšto. Tiesiog informacija apie tai, kaip tai veikia, galioja nuosaikumo principas. Mažomis porcijomis maistas, didelėmis nuodas. Apibendrinsiu temą. Sąmonės kanalo vientisumą ugdome sąmonėjimo praktikomis. Kanalo ašies išsimušimai nutinka dėl nuolatinio visų lygmenų dalelių ir bangų judėjimo, bendravimo, savanoriško, o kartais neišvengiamo iš aplinkos, informacinio bei energinio poveikio, asmeninių sutrikimų, jausmų, tikėjimo, vertybių.
Gera praktika ugdyti savo sąmonės kūnų įsižeminimą, veiklos kryptingumą, energijų pratekėjimą per visą sąmonės kanalą. Įmanomai budriai stebėti save dienos metu, pasitikrinti savo sąmonės kūnų vientisumą vakare prieš einant miegoti ar kitu jums priimtinu metu. Turėti draugų aiškiaregių, kuriais pasitikite ir kurie gali pamatyti, kad jūsų kanalo vientisumas pasižeidė, daugiau normos. Turėti tų, kurie padės atsistatyti, kai tai per sudėtinga pačiam. Nebijokite gyventi, judėti, eksperimentuoti, laikinam prarasti sąmonės kanalų kūnų darną ar sąmonės ašies vientisumą. Tai gyvybės tėkmė, kaip upė, kuri vingiuoja per kalnus, per slėnius ir atkakliai juda savo tikslo link – įtekėti į didesnę upę ar jūrą. O va žinoti, kas jumise vyksta, todėl, kodėl ir kaip verta. Žinojimas, esmės suvokimas yra puiki pagalba vinguringai kelioniai į sąmonėjimą.